Dar vienas lapuotis augalas gyvatvorėms yra pūslenis. Čia jisai yra geltonos spalvos. Patartina jį sodinti daliniam pavėsį, nes jeigu bus visiškam pavėsį, gali šiek tiek lapukai apdegti. Tai galima iš jo, formuoti gyvatvorę sodinti, galima sodinti kaip augaliukus atskirus kompozicijose. Turi gražią spalvą geltoną lapų ir labai lengvai pasiduoda formavimui. Jeigu neformuosite, tai jisai gali užaugti apie 2,5 metro krūmas. O jeigu formuosite, galite susiformuoti, kad ir rutulį, pavyzdžiui, 50 cm ar metro, tokius rutuliukus labai lengvai pasiduoda formavimui. Čia yra pūslenis diabolo ir red baron. Irgi galima sodinti gyvatvorę iš jų, formuojama, galima karpyti šoniukus ir viršūnę, gausis tiesi lygi senutė, arba galima leisti augalui augti laisvai, tada bus tokia laisva didžiulė gyvatvorė, arba galima augalą sodinti pavieniui, turi gražią raudoną spalvą, irgi galima formuoti kokias norite rutuliškas formas, ar kaip ir minėjau gyvatvoriai, tiesias formas, arba visiškai paleisti augalą augti laisvai.